Eglės pasakėlės. Sveiki vaikai, ši pasaka bus kitokia. Ši pasaka bus apie meškiuką, kuris kopė į kalną. Ir tas meškiukas būsi tu. Tai linkiu klausytis ir įsijausti į kiekvieną pasakojimo žodį. Įsivaizduok, kad dabar esi meškiukas. Susipažink su savimi. Užsimerk, pajusk savo kūną. Taigi koks tas meškiukas? O, tu esi didelis, tikrai labai didelis. Jei bandytum pasisukti labai greitai, tavo pilvas truputį atsiliktų nuo galvos. Jei bandytum pašokti, truputį gal pašoktų tik tavo ausis. Tu kvėpuoji lėtai, giliai, kaip tikras miško karalius. Įkvėpk, iškvėpk, įkvėpk, iškvėpk. Tavo kojas storos, tvirtos, bet jos mėgsta tinginiauti. Kartais, kai eini, jos sako, o gal tiesiog atsisėskim ir užkaskim ką nors skanaus. Tavo kailis minkštas, šiltas, tavo nosis didelė ir ji užuodžia viską. Net jeigu kažkur už 5 miškų voverė suvalgo paskutinį riešutą, tu jau žinai. O dabar įkvėpk, iškvėpk ir pajusk save. Tu esi meškiukas. Didelis, tvirtas, stiprus, kartais kiek tingus, bet labai smalsus. Šiandien tu keliauji į nuotykį. Pažvelk aplinkui. Kur tu esi? Tai tavo miškas, tavo pasaulis. Tu jauti, kad esi čia stiprus ir saugus. O šiandien tau teks rimtas iššūkis užkopti į didįjį kalną. Galbūt truputį jaudiniesi? Galbūt tavo pilve tyliai spurda keistas jausmas? Tai gerai. Tai reiškia, kad tavo širdis yra pasiruošusi kelioniai. Pirmas išbandymas – kelmų slėnis. Tu pradedi eiti. Žengi pirmuosius žingsnius ir netrukus pasieki kelmų slėnį. Visur kyšo seni apkerpėję kelmai. Čia taip pat pilna pilkų akmenų. Jie dideli, beveik kaip tu. Maži gyvūnai, kiškiai, voverės, jie lengvai pralekia tarp kelmų. Bet tu esi meškiukas. Tavo kūnas didelis. Jei bėgsi per greitai, gali suklupti. Jei būsi per lėtas, tiesiog nespėsi iki vakaro. Gali šokinėti nuo vieno ant kito. Bet, meškiukai nelabai moka šokinėti. Gali lėtai lipti per juos, bet tavo kojos jau pradeda pavargti vien nuo šios minties. Gali aplenkti juos ratais, bet tada kelias bus ilgesnis. Gal bandai lipti per kelmus, jausdamas kaip tavo letenos tvirtai remiasi į medieną? Galbūt lėtai ir atsargiai dėsi letenas ant vėsių akmenų? Galbūt įsikibsi į šalia augantį krūmą? Galbūt nesustosi vidury kelio ir giliai įkvėpsi, kad rastum pusiausvyrą? Gal sustoji apsidairai ir ieškai lengvesnio kelio? O gal tiesiog pasitiki savimi ir judi pirmyn per visas kliūtis, kaip tikras stiprus meškiukas. Pasirenki savo kelią ir pradedi eiti. Dedi vieną žingsnį, antrą, trečią, kaip jautiesi eidamas. Pajusk, kaip tavo kūnas prisitaiko. Kartais turi ištiesti leteną aukščiau, kartais pasilenkti. Ir pagaliau tu įveikiai slėnį. Sustok. Įkvėpk. Pajusk, kaip tavo kūnas prisipildo jėga. Tu perėjai slėnį. Šaunuolis. Einame toliau. Antras išbandymas – upelio perėjimas. Tu judi toliau ir prieš tave šaltas, vingiuotas upelis. Vanduo čiurlena, bet tiltelio tai nėra.
Yra tik keli slidūs akmenys. Kaip praeiti? Paukščiai ramiai skraido virš vandens ir nemato vargo, bet tu esi meškiukas, tugi neturi sparnų. Turi tik savo sunkias, plačias letenas. Pajaus, kaip tu įmerki vieną leteną. Vanduo vėsus. Ar jauti, kaip jis teka tarp tavo pirštų? Upelės srovė stipri. Jei pulsi neapgalvotai, gali visą sušlapti ir pavargti. Jei per greitai šoksi, gali įkristi. Jei eisi per lėtai, nugi gali susviruoti. Ką darysi? Galbūt statai leteną ant akmens ir tikrini, ar jisai stabilus? Gal žengi į upę lėtai prisitaikydamas prie srovės? O gal ieškai rąsto, kuris padėtų tau pereiti? Pabandyk. Pajus, kaip tavo letenos liečia tavo pasirinktą pagrindą. Kaip vanduo kutena tavo kailį. Tu judi atsargiai, bet užtikrintai. Nes tu stiprus. Dedi vieną žingsnį, tada antrą, tada trečią. Ir štai tu jau kitoje pusėje. Pajusk tą pergalę savo širdyje. Šaunuolis. Trečias išbandymas. Stačioji kalva. Dabar atėjo svarbiausia akimirka. Tu pasieki kalno papėdę. Kalnas didelis, status, su dideliais akmenimis, bet viršuje šiluma, saugumas ir pergalė. Lėtai pradedi kopti į viršų. Dedi vieną žingsnį, tada antrą, tada trečią ir su kiekvienu žingsniu vis stiprėja tavo pasitikėjimas. Pirmi žingsniai lengvi, meškiukai juk stiprus, bet kuo aukščiau, tuo sunkiau. Jauti? Oi, tavo viena letena nuslysta per akmenis ir tu suklumpi. Susvirduliuoji ir vos sugebi išsilaikyti. Net kvėpuoti atrodo darosi sunkiau. Kaip jautiesi? Ar pavargai? Ar jauti, kad tavo kūnas dirba? O gal tu šiek tiek abejoji savimi? Jeigu taip, sustok akimirkai. Užsimerk. Pajusk šiltą vėją. Jis pradeda gaiviai kedenti tavo storą, tankų kailį. Pajusk, kiek daug tu nuėjai. Tu jau įveikiai tiek liūčių. Dabar atsimerk. Pažiūrėk aukštyn ir pamatyk, kaip arti viršūnė. Tavo raumenys pavargę, tačiau tu žinai, kad negali sustoti. Todėl tavo žingsniai nuo dabar tampa dar stipresni ir labiau užtikrinti. Tu stiprus. Tu gali. Tu žengi dar vieną žingsnį. Ir dar vieną. Ir staiga tu viršūnėje. Matai? Tu viršūnėje. Tu tai padarei, tu užlipai, tu atsisėdai ant didelio akmens ir giliai įkvepi. Viršuje viskas atrodo kitaip. Matosi visi miškai, visi upeliai, visas pasaulis. Saulė šviečia švelniai, vėjas glosto tavo kailį, o priešais medaus avilys. Tu panardini savo didelę leteną į šiltą lipnų medų. Pajus, kaip jis glotniai dengia tavo pirštus. Tu paragauji, saldus kaip pergalė. Dabar atsisėsk. Užsimerk. Pajusk, koks tu stiprus. Koks tu didelis. Koks tu drąsus. Ar jauti ramybę savo širdyje? Ar jauti jėgą savo letenose? Ar supranti, kad gali viską? Tu jauti pasididžiavimą, nes tu padarai tai, ko bijojai. Tu pajunti džiaugsmą ir ramybę. Aš esu meškiukas. Aš esu stiprus. Aš galiu viską. Kai kitą kartą jausiesi abejojantis ar pavargęs, prisimink. Tu jau tai padarei. Tu esi stiprus ir tu gali viską. Mieli vaikai, kadangi ši pasaka yra visai kitokia negu buvusios prieš tai, labai norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, ar patiko. Uždėkite širdelę, uždėkite like ženkliuką, parašykite komentarą.
Taip aš galėsiu žinoti, ar patiko ir ar norėtumėte daugiau tokių pasakų. Ir taip pat nepamirškite prenumeruoti mano kanalą Eglės pasakėlės. Ačiū ir susitiksime kitose pasakose.